rato apsisukimas 50 kartų apsuka turbiną. O tau ne, kad... Ir srautą aš galiu reguliuoti. Jeigu aš dabar mažiau deguonies duodu. O jeigu tik padidinti srautą, pradžioje, kad man reikia didelio srauto. Ir tada įsisprendžia visi reikalai. Ir tada jau gali redukuotis geležis. Ir skystosios geležies, čia yra skystosios geležies pavyzdys, dėl to archeologai visi ir sušoko, kad čia yra skystoji geležis. Matosi, gryna geležis pjaut ir kalt. O šiaip geležį, tokia su priedais, su visokiais šlakais, ją daug darbo reikėdavo tokiais vakūriais iškalinėti, paskui suskaldyti, žodžiu reikalų. Ir kas įdomu, kad šiandien pačiam moderniausiam automobilį Tesla stovi toks pat ventiliatorius. Nu, jisai ne iš medžio padarytas, bet sraiginis ventiliatorius. Praėjo 4000 metų, žmonija nieko mandresnio nesugalvojo. Ir va tokie ventiliatoriai sraiginiai, jie plačiai naudojami kalvystėje. Čia va yra irgi 100 daugiau metų senumo, kalviškas žaizdras. Ir mes net pagal garsą girdim. Toks oro srautas eina. Bet iš tikrųjų, dirbant maždaug reikia va tokio, kaip aš rodo. Nes aš su juo kalbu, su šituo žaizdru. Šitas irgi yra vokiškas. Čia Antro pasaulinio karo, gal tarpukario laikų žaizdras irgi. Jis trofėjinis, kažkas jį, reiškia, privatizavo iš vokiečių ar paliko vokiečiai. Irgi stovi sraiginis ventiliatorius. Va toks, kaip ir Tesloj, ir toj Tesloj nėra irgi guolių tam ventiliatoriui. Įdomu, šitam nėra guolių, šitam nėra guolių, šitam nėra guolių, bet viskas veikia. Nu, guoliavietės yra, bet pačių guoliukų tų šarotų nėra. Ir suprantat, kas yra? Šitiem dabar daugiau negu 100 metų. Ir šitam, ir tam, ir jie veikia. Norėčiau pažiūrėti į Teslą po 100 metų. Niekas ten neveiks. Ten tie plasmasiniai bus jau seniausiai sudulėję ir išmest. Va, o čia mūsų pasididžiavimas. Čia mūsų yra kalviškosios memorialinių paminklų viršūnės ir kryždirbystė, kuri įtraukta į UNESCO kaip pasaulio nematerialaus paveldo sąrašus. Ir Lietuvoje taip pat saugoma tautinio paveldo, išduodama toksai ženklelis ir sertifikatas meistram, kurie atitinka tam tikrus kriterijus. Tai va vienas tas meistras kalba iš jų, su jumis, iš to meistrų. Tai va. Ir iš tikrųjų pradėjau domėtis tą kryždirbystę, nes kai pradėjau rinkti kolekciją kryžių, tai man jau bloga pasidarė vienu metu, galvojau čia kaip kapinės pas mane bus. Tai visą laimę atsiminiau vieną seną anekdotą, kaip eina pro kapinės pesimistas ir optimistas. Eina jie pro kapinės ir, žodžiu, pesimistas, nu taip vakarėja jau, ir pesimistas sako, oi, sako, negaliu žiūrėti, vieni kryžiai. Optimistas sako, o kas čia tokio? Vieni pliusai. Tai kam kryžius, o kam pliusas? Tai va, tai aš irgi galvoju, o čia tų pliusų gyvenime reikia daugiau turėti. Čia saulytės. Jo, ir čia tos vadinamos mūsų saulytės. Ir kai žmonės paklausė, o kur kada tos saulytės prasidėjo, o kur čia jų pradžia, kas čia pirmas padarė, kas čia ką. Nu ir pradėjau domėtis istoriją tos kryždirbystės. Ir kaip jūs savo galvojat? Suradau vieną žmogų, nuo kurio prasidėjo kryždirbystė pasaulyje. Išvis, kuris buvo kryždirbystės pradininkas pasaulyje. Jis nepadarė nei vieno kryžiaus. Jis neparašė nei vienos knygos. Jis neturėjo nei vieno vaiko savo, net žmonos neturėjo. Bet kryžių jisai išgarsino ant viso pasaulio. Tai Jėzus Kristus. Jėzus Kristus, mirdamas ant kryžiaus, jisai buvo ne tik tai žmogus, ne tik tai kaip žmogus, jisai gimė iš Marijos. Ne tik kaip žmogus, bet jisai buvo pradėtas iš Dievo. Reiškia, tai buvo Dievo sūnus. Tai nebuvo vien žmogus, bet tai buvo ir Dievo. Jis turėjo Dievo kraują. Žinot, kaip gimsta vaikas, tiksliau, kai prasideda vaikas, jeigu motina, tarkim, pliusinė, o vaiko minusinė krauja. Gali būti. Reiškia, tėvo jisai kraują turi ir jo kraujas netitinka motinos. Tada motinos kraujas bando nužudyti savyje tą kraują. Jis maitinasi motinos krauju, bet jis turi savo kraują nuo pirmos sekundės, tas vaikas.
Ir dažnai tie vaikeliai išgyvena, ypač pirmas vaikas išgyvena. Ir paskui ten antikūnių suleidžia, žinot, prieš tos antikūnius, kad jau antras, mano taip 2 vaikai gimė, mano buvo ir žmonos priešiškos grupės. Ir žodžiu, ir turėjom ten problemų su antro vaiku, bet žodžiu, jie turi savo kraują. Taip ir Jėzus, jisai, už tai jo kraujas buvo toks, kuris buvo pralietas už mūsų nuodėmes.